Sveiki! Šiame video mes pakalbėsime apie Forex prekybos sesijas. Tai yra, matysime, kada yra geriausia prekiauti, o kada verta susilaikyti. Taigi, kadagi Forex dirba? Forex skirtingai nuo vertybinių popierių biržos dirba 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Tačiau tai nereiškia, kad jums reikia tiek laiko prekiauti, kažką tikrinti, stebėti grafikus ir taip toliau. Tiesiog žinant, kad pasaulyje yra labai daug laiko juostų ir įvairiose šalise laikrodžiai rodo laiką skirtingai, o valiutos keitimai vyksta visą laiką. Todėl Forex rinka dirba visą parą. Techniškai Forex prekyba prasideda sekmadienio rytą Tel Avive, Izraelyje ir tęsiasi iki penktadienio pietų Niujorke. Tačiau iš tikrųjų Tel Avivo sesija yra tokia maža, kad ji paprastai yra ignoruojama. Ir tikra prekyba prasideda pirmadienį rytą Naujojoje Zelandijoje. Čia pradeda dirbti pirmasis Forex prekybos centras, tačiau tai irgi palyginti labai nedidelė prekybos aikštelė ir prekybos apimtis ten labai mažos. Todėl realiai prekyba aktyvizuojasi, kai atsidaro Sidnėjus ir Tokijas. Paprastai yra priimta išskirti 4 prekybos sesijas, tai Sidnėjaus, Tokijo, Londono ir Niujorko. Kai atsidaro Forex prekybos centras Londone, prasideda pats didžiausias judėjimas, todėl kad tai didžiausios prekybos apimtis. Kai Londonas eina pietauti, prie prekybos prisijungia Amerika, Niujorkas, antrasis pagal prekybos apimti centras. Pačios didžiausios apimtis Forex yra tada, kai šios abi sesijos tarsi prasilenkia viena su kita. Tai yra, kai Londonas ir Niujorkas dirba kartu. Kai Niujorkas jau atsidarė, o Londonas dar nebaigė darbo. Pats neaktyviausias, pats silpniausias prekybos periodas, kai neverta prekiauti, yra tada, kai užsidaro Niujorkas ir atsidaro Naujoji Zelandija. Kaip sužinoti, kada tiksliai vyksta tos prekybos sesijos, sutinkamai su laiku, kur jūs gyvenate, ir pagal tą laiką, kokį rodo jūsų kompiuteris. Pas mus Lietuvoje laikas dabar yra persukamas į vasaros laiką ir į žiemos laiką atgal, tačiau įstatymai gali ir pasikeisti, arba mūsų skaitytojų galbūt yra ir ne Lietuvoje gyvenančių, todėl kad viskas būtų aišku, užeiname į puslapį forexmarkethours.com ir čia matote štai tokią lentelę. Apačioje pasirenkate savo šalies, kurioje gyvenate, laiko juostą. Tarkime, pasirinksime Europą, Vilnius. Spaudžiate mygtuką Go ir puslapis persikraus. Ir matote štai čia kampe laikrodį. Šis laikas turi sutapti su jūsų kompiuterio rodomu laiku. Jei laikas nesutampa, reiškia jūs pasirinkote kažką tai ne taip. Ir toliau jūs matote štai tokius spalvotus stačiakampius. Tai yra sužymėtos prekybos sesijos Londonas, Niujorkas, Sidnėjus ir Tokijas. Na, o viršuje laikrodis. Manau, viskas paprasta ir aišku. Taigi, kada geriausia yra prekiauti? Jeigu jūs prekiaujate dieniniuose grafikuose, tai prekybos sesijos jūsų ypatingai dominti neturėtų. Taip pat didelės reikšmės nereikėtų teikti prekiaujant 4 valandų grafikuose. Na, o prekiaujant nuo valandinių ir mažesniuose laiko intervaluose, pavyzdžiui, M30, M15, M5, tai jums vertėtų atkreipti dėmesį į prekybos sesijas. Paprastai prekyba pradedama nuo Londono atsidarimo ir pirmų 2-3 valandų Amerikos sesijos pradžios. Po to dieniniai traderiai stengiasi uždaryti savo pozicijas ir atidėti prekybą iki kitos dienos. Laikotarpiu po Amerikos
sesijos uždarimo ir Londono atidarimo prekiauti tikrai nevertėtų, kadangi tuo metu rinka ypatingai yra nenuspėjama ir todėl yra šansų gauti nuostolių, jeigu jūs prekiaujate trumpuose laiko intervaluose. Tai negalioja dieninio laiko intervaluose ir 4 valandų grafikuose. Tuo video ir baigiame. Ačiū už dėmesį.